Ką privaloma aptarti prieš pasirašant nuomos sutartį? Šie 7 klausimai tai yra neformalumas, o ramybės garantas tiek nuomininkams, tiek savininkams. Pirmasis klausimas tai turėtų būti, kaip bus mokamas nuomos mokestis - pavedimu ar grinais, kiekvieną mėnesį ar avansu. Antrasis klausimas, kas moka už buitinius prietaisus, jei jie suges. Sutarkite, kas atsakingas už remontus. Toliau, ar į nuomos kainą įeina kaupiamosios namo išlaidos. Tai yra papildomos išlaidos, kurios gali pasirodyti kiekvieną mėnesį. Ir nuomininkas tikrai neprivalo mokėti už kaupiamasias. Nuomininkas privalo mokėti už liftą, už elektrą tuom, kom nuomininkas naudojasi. Toliau svarbus klausimas yra, kada nuomotojas gali atvykti į butą. Pagal įstatymą tik su išankstiniu pranešimu. Dažniausiai tarp nuomininkų ir savininkų labai kyla kivirčas, kai savininkas kaip ir kiekvieną mėnesį norėtų atvykti, pasižiūrėti, kaip nuomininkas gyvena, o nuomininkai nori privatumo. Šitoj vietoje tikrai vertėtų šitą klausimą aptarti prieš pasirašant. Toliau, kiek dažnai nuomotojas gali kelti nuomos kainą. Sutarkite dėl aiškių sąlygų. Dažniausiai nuoma yra kasmet pakeliama 10 procentų, tačiau žiūrint iš nuomininko pusės, rekomenduočiau padaryti taip, kad kiekvienais metais nedaugiau kaip 5 procentai gali būti pakeliama nuomos kaina. Toliau, ar leidžiami gyvūnai, ar galima deklaruoti gyvenamą vietą. Tai yra smulkus, bet svarbus dalykai. Ir paskutinis klausimas, kaip nutraukiama nuomos sutartis ir per kiek laiko turi pranešti tiek savininkas, tiek nuomininkas, jeigu nori nutraukti sutartį. Tad sekite mano puslapį ir gaukite dar daugiau naudingų patarimų apie nekilnojamąjį turtą.